komanda, tai turim viena kitai labai padėti, saugoti vienas kitą, kaip čia sakyti, nedaryti nesąmonių, ten mažiau sirgti ir taip toliau, ir išlaikyti fizinę formą, aišku, režimas, visa kita, tas irgi įtakoja, bet didelis noras, aš manau, tai labai padeda siekti tikslų. Labai yra svarbu, kad būtų komandinis darbas. Be trenerio pagalbos nieko nebūtų, bet čia trenerio dėka tiesiog toliau einam. Metai iš metų augu ir, manau, turbūt gal ir priaugau. Tai toks postūmis, kad tikrai matau, kad galiu važiuoti pagaliau jau su stipriausiais pasaulyje. Tai prieš tai tikrai jaučiausi dar šiek tiek besivėjantis juos. Aš iš tikrųjų daug metų būdavau 4., 5, labai nedaug trūkdavo iki medalių ir aš jau prieš 10 metų buvau 4. pasaulio čempionate ir galvojau, kad jau tuoj laimėsiu tą medalį, bet taip ir nepavykdavo. Ir tikrai ne kartą jau galvojau, gal užteks, bet laikui bėgant kažkaip tas sportas tapo didelė gyvenimo dalim. Ir anksčiau galvojau, kad jeigu laimėsiu medalį, tai baigsiu karjerą, bet dabar taip nebegalvoju. Svarbiausia juos išlaikyti dabar, kol dar nėra olimpinė sporto šaka, nėra iki galo užtvirtinta, tai prašysim visų, kas gali padėti. Ir manau, kad tikrai didelios perspektyvos ir galimybė ir tų medalių, ir iškovoti, ir kelialapius į olimpinės žaidynės. Viena vertus turbūt yra profesionalus sportas, kuris teikia daug džiaugsmo mums visiems kaip žiūrovam ir kaip palaikytojam, tai tikrai šita vasara buvo ypatinga. O iš kitos pusės galima žiūrėti sportą kaip į mūsų kasdienybę. Tai tikrai pripažįstam, kad turbūt apimtis sportuojančių žmonių, turiu minty ne jų fizinės apimtis, bet tiek, kiek įsitraukia į sportą, tikrai galėtų būti didesnės. Ir matom tos infrastruktūros, jos tarytum ir daugėja ir matom tų žmonių, kurie yra fiziškai aktyvūs. Aš labai viliuosi, kad padės ir sporto registras truputėlį dar labiau praplėsti žmonių žinojimą apie tai, kokia sporto infrastruktūra yra aplink juos. Tai pirmiausia nuo čia, tada maži vaikai matydami šeimoje pavyzdį, galbūt irgi ta jaunųjų talentų programa, jeigu ji, tikiuosi, startuos netrukus, kad jinai irgi galėtų paskatinti jaunuosius eiti šituo keliu, kuris nėra lengvas. Vėl turim krepšininkus, kurie jau po olimpinių žaidynių laimėjo Europos bronzos medalius. Ir džiaugiamės, kad 2 sportininkai tai nėra nebuvę mūsų olimpiečiais bronzininkai, o ateina mūsų Europos jaunimo čempionai, kurie jau keičia mūsų tą kartą. Ir pakrančių irklavimas, kuris, sakykime taip, bus patvirtintas. Mes tikime, kad po naujų metų bus oficialiai patvirtinta kaip olimpinė rungtis ir disciplina. Ir čia turim, jau juos matome čia 2, 3 kartą. Tai jie turi tikrai didelį potencialą dar kartą konkuruoti ir žaisti. Ir plus turime begalę sportininkų palečių, medalių, kuriuos jau parveža iš pasaulio Europos čempionatų ir neolimpinėse rungtyse ir kitose disciplinose. Tai man tai džiugu.